Dievas yra su mumis. Todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai ta mergelė laukiasi, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Evangelija pagal Matą, 1 skyrius 23 eilutė ir Izaja 7 skyrius 14 eilutė. Ši eilutė yra pranašystė apie Mesiją, kurią gavo Izaijas. Jis išsipildė Jėzuje. Jėzus atėjo iš dangaus. Jo kilmė buvo tyra, todėl jis buvo tikras Dievo atspindys. Jo įvaizdis, pagal kurį Dievas sukūrė Adomą. Jis buvo tikras žmogus, nes Marija buvo jo motina. Tai buvo puikia moteris. Dievas tikrai pasirinko geriausią motiną savo sūnui. Kokia tai gali būti? Mes gerbėme Mariją už tai, bet garbė priklauso tik tai Dievui ir Jėzui. Dievas nori jiems teikti vardą Emanuelis. Dievas yra mūsų mumis. Ir tai buvo būtina. Dėl nuodėmės tamsos savanaudiškumas ir atstumo tarp Dievo ir žmogaus, kuris buvo per didelis. Visai žmonijai dėl to šiandien gresia pražūtis. Dievas su mumis po tiek daug metų ir paieškų. Kaip visi norėjo vieną Dievą, harmonijos ir taikos, teisingą įstatymą, gailestingumą, išgelbėjimą ir sveikatos, gyvenimą, o ne mirties ir kapo. Kaipgi labai žmonės dar ir šiandien trokšta išsilaisvinti ir iš dvasinio ir kitų okultinio ryšio bei baimę. Dievas su mumis pagaliau. Kokios jūsų problemos? Ar esate pats savo problemų? O gal kaimynai, bloga žmona, nemylintis vaikai, savaitgaila, kaltės našta, savęs kaltinimas, vergija, baimės ir rūpesčiai, mirties baimė. Nuo šiol Dievas yra su tavimi. Kaip gerai. Gelbėtojas tave išgelbės. Atsiduok į jo stipras rankas. Atiduok jam savo gyvenimą ir jauskis saugiai pas jį. Jis yra labai, labai arti. Net į tą naktis pati tamsiausia. Jis yra šalia. Jis meiliai klauso mūsų kulkos ir sako, aš esu su tavimi, tu saugus mano rankose. Taip gyvena Dievo vaikai. Jie yra saugus. Kaip gerai. Jis yra šalia. Jis yra su mumis. Jėzaus gyvenimas čia žemėje buvo tarsi dieviškosios meilės plūstelėjimas. Geri žodžiai, jokio teisumo ir prakeikimo, bet išgydomas ir išlaisvinimas. Visur, kur jis ėjo, karaliavo dangus, o tamsa buvo nugalėta. Ir taip yra iki šiandien. Jis yra su mumis. Ačiū Jėzau, tu esi su mumis. Vieni patys mes pralaimėtume kovą, bet su tavimi į tavęs klausime, laimime. Tamsa daugiau nebespaučia manęs, vienatvė ištirpsta, kaltė atleista. Kaip gerai, kad tu esi su manimi. Amen.